Turiu parodyti 18 metų S5 109 000 mylių. Parsiduoda draudimo, gruodžio 18 bus aukcionas, va tokį gavo pažeidimą į priekinę dalį. Kaip matot, baisaus kažko tikrai nėra, lempos sveikos, kapotas sveikas, radiatoriai yra sveiki, bolkis sveikas. Šitas radiatoris yra susisukęs, jau bus pažeistas, šita lempa irgi sveika, bet juodas spalvikė, labai gražiai atrodantis, loto numeriukas, karboniniai veidrodėliai, šonas visiškai idealus praktiškai, diskai taip pat nenubraižyti, juodas salonas, karbonas, alkantara, geros sėdynės, rombinės, o priklepinta kaip, eglučių pridėta labai daug. Jie kūrėsi ir važiuoja, salonas iš vis idealios būklės, mašina matos, kad buvo prižiūrėta, pasibandom užvest. Šiaip kaip tik pasakau, kad užsiveda ir važiuoja, taip neužsiveda mašina, bet yra užvestos mašinos video aukcionų svetainiai, tai palei tą numeriuką, galite įeiti ir pasižiūrėti. Šiaip apie salono būklę tikrai nieko blogo negaliu pasakyti, matosi, kad visiškai tvarkinga mašina, einam į galą pasižiūrėti, čia viskas tvarkinga, galas tvarkinga, šildomos sėdynės. Neblogas aparatas šitas. Galas tvarkingas, šita pusė irgi taip pat tvarkinga.